Šiandien mes svečiuojamės įmonėje Varmotek pas mūsų partnerius ir šiandieną pakalbinsime įmonės atstovą Rolandą. Sveiki, Rolandai. Labadiena. Rolandai, gal galite trumpai pristatyti apie savo įmonę, ką gaminate, ką parduodate? Mes esame kompanija, kuri gamina plokštės iš perdirbto poliuretano. Labai didelis klausimas žmonėms iškyla dėl kur tas profilis, iš kur tas Varmotekas. Daug kas sako, kad importuojamės iš užsienio ar dar kažką. Ne, gamykla yra Kaune, gaminam plokštės, o paskiau antriniai produktai yra mūsų termoprofiliai. Taigi, termoprofiliai ar ne, skirti langus išnešti į šiltinamąjį sluoksnį. Tai dėl ko taip mes darome, ar ne, tai keletas yra aspektų. Tai pirminis tikriausiai ir pats pagrindinis, kad nebūtų termotiltelių vadinamų, šalčio tiltai, šilumos tilteliai, kaip pavadinsim, vis tiek į tą pačią pusę. Tai kad nebūtų šalčio tilto ar ne, kad būtų kuo paprastesnis jau gal, sakykime, montuotojui padaryti darbą, sumontuoti langą apšiltinamąją sluoksnyje. Tai termoprofiliai mums to padeda, sakykime, greičiau vykdomas darbas.